Aš esu tradicinių amatų meistrė Milda Petraitienė. Noriu pasidalinti savo žiniomis apie staltiesėlių ir rankšluosčių audimą per 4 nytis. Audimui reikia turėti audimo stakles, ratelį ir mestuvus. Taip pat tinkamus siūlus. Rankšluosčiai paprastai audžiami iš lininių siūlų. Pagal siūlų storį pasirenkame skietą. Ant skieto pasimatuojama būsimo audimo plotį ir suskaičiuojame skieto tarpelius, į kuriuos bus veriami siūlai. Į vieną tarpelį versime po 2 siūlus. Taip sužinome, kiek siūlų reikės apmesti. Darbas su mestuvais. Jau žinome, kad mūsų audinys bus 50 cm pločio ir 20 m ilgio. Suskaičiavome, kad reikės 700 siūlų. Mestuvų pagalba visus tuos siūlus galime vienodai suvynioti ant metmenų rėmo. Taip, kad visi eitų eilės tvarka, tvarkingai ir nesusipainiotų. Tai ilgas darbas. Pabaigoje turime viršuje ir apačioje mestuvų surišti žiotis. Tuomet visus atmestus siūlus supiname į kasą. Siūlų įtaisymas staklėse, surietimas ant metmenų veleno. Šiam darbui reikalingi 3 žmonės. Metmenių siūlus ant veleno reikia suvynioti vienodu tankumu. Tam yra naudojamas įrankis vadinamas rietka. Į rietkos tarpelius per riečiamo audeklo plotį vienodais pluoštais išdėstomi metmenų siūlai ir jie pamažu vyniojami ant metmenų veleno. Vienas žmogus laiko rietką ir šukuoja metmenis. Antras žmogus laiko įtempęs metmenų siūlus, o trečias suka veleną. Taip metmenys iššukuojami ir vienodai sugula ant veleno. Vyniojant ant veleno dedamas medinės balanos, kad velenas būtų kietas ir lygus. Pabaigoje įdedamos skiemenų balanos, kad matytume siūlų eiliškumą. Balanos surišamos ir galima perkirpti siūlų galus ir paruošti vėrimui į nytis. Nyčių gamyba ir paruošimas siūlų suvėrimui. Nyčių surišimui naudojamas suktas stiprus siūlas. Mums reikės surišti kiekvienam apmestam siūlui po 1 nytį. Vienai nyteliai pagaminti ant tam skirto įrankio turim surišti 9 mazgus. Surištos nytis kabinamos ant joms skirtų balanų. Taip paruoštos nytis pakabinamos staklėse prie metmenų veleno. Audinio rašto parinkimas. Prieš vėrimą turim pasirinkti audinio raštą ir nusibraižyti ant popieriaus. Susiskaičiuoti, kiek siūlų reikės kiekvienai rašto daliai. Raštą išdėstyti taip, kad jis būtų simetriškas, nes mes ausim staltiesėlės, o jos turi būti simetriškos. Kai viską suskaičiuojame, galime verti siūlus. Vėrimas į nytis. Ant nubraižyto rašto pasižymime rašto dalis. Jos bus 4.
Kiekvienai rašto daliai skiriame po 2 nytis. Pirmai daliai 1 ir 2 nytis, antrai daliai 3 ir 4 nytis, trečiai daliai 1 ir 4 nytis ir 4 daliai 2 ir 3 nytis. Jeigu kuri nors rašto dalis labai plati, reikia verti pervarus. Pervarai veriami į priešingas nytis negu veriamas raštas. Veriant reikia nuolat žiūrėti į nubraižytą raštą ant popieriaus ir laikytis eiliškumo. Vėrimas į skietą. Kiekvieną siūlą, kuris įvertas į nytis, reikia dar įverti į skietą. Veriame po 2 siūlus į kiekvieną tarpelį. Labai svarbu siūlus imti iš eilės, nesumaišant eiliškumo. Suvėrus siūlus jie pririšami prie tam skirtos balanos, kuri yra pritvirtinta prie audeklo suvyniota ant veleno. Siūlai turi būti visi vienodai ištempti ir pririšti tvarkingai. Nyčių pakabinimas ir pakojų parišimas. Nytis staklėse turim pakabinti taip, kad jos galėtų laisvai judėti aukštyn žemyn. Pakojas parišti taip, kad prie kiekvienos nyties būtų pririšta po 1 pakoją iš eilės. Prie pirmos nyties pririšam 1 pakoją, prie antros nyties pririšam 2 pakoją, prie trečios pririšam 3, prie 4 4 pakoją. Visos pakojos turi būti pririštos viename lygyje. Ratelis. Ratelis reikalingas šeivučių prisukimui. Į ratelio špulės skylutę įdedame šeivutę, truputį užsukame siūlu ir viena ranka pasukama ratelio ratą, o su koja pradedame minti ratelį. Špulė sukasi ir suka šeivutę. Taip prisukame siūlų ant šeivutės, o prisukta šeivutė įdedama į šaudyklę, kad galėtume austi. Baltą siūlą ant šeivutės sukame 1, o linos spalvos 2 siūlus, kad geriau išryškėtų raštas audinyje. Audimas. Audimui bus naudojami 2 spalvų ataudai. Tai balti ir linos spalvos siūlai. Reikės 2 šaudyklių. Visada minsime 2 pakojas. Pirmas žingsnis. Audžiame baltų siūlų. Numiname 2 nelyginės pakojas, peršauname šaudyklę ir primušame muštuvais. Antras žingsnis. Audžiame linos spalvos siūlų. Pažiūrime į brėžinį, nustatome, kokią rašto dalį reikės austi ir į kokias nytis buvo suverti mums reikalingos dalies siūlai ir prie kurių pakojų tos nytis pririštos. Numiname tas 2 pakojas ir peršauname linos spalvos siūlais, prisukta šaudyklę, primušame. Trečias žingsnis. Audžiame baltų siūlų. Numiname 2 lyginės pakojas, peršauname baltų siūlų ir primušame. Ketvirtas žingsnis. Audžiame linos spalvos siūlų. Audžiame taip, kaip buvo audžiama antrame žingsnyje.
Toliau viskas kartojama nuo pirmo žingsnio, nuolatos žiūrint į brėžinį, kol bus išaustas visas raštas. Sėkmės audžiant.